Sveiki, šiandien yra gegužės 8 diena ir mes esam Likfeste. Turi mašiną paruoštą strytui, mašina visiškai nebepanaši į save, iš baltos pakeitė spalvą į žalę, po kapotu vis dar tas pats V8 variklis. Arklių turėtų užtekti, nes važiuosim stryte, sumontuoti jau nauji ratai, kuriuos gavom tik šią savaitę. Nežinau, vairuotojo dabar neturim, tai dabar labai daug nepapasakosiu, tikriausiai pamatysit biškį vėliau. Turim mūsų kompaktą, 100 kartų matytą, 100 kartų važiuotą. Mašina iš tikrųjų, galim sakyti, nebloga, bet nėra dar pasakiška. Dabar turim naujai atnaujintą, paruoštą sedaną. 3 litrai, perrinktas pilnai variklis, įdėta turbina. Kiek arklių dar nežinom, ant stendo neprasukom, bet labai daug valandų įdėta, dirbta naktim. Kiek pavyko sutvarkyti, tiek sutvarkėm, nes naudojam visiškai tas pačias visas kėbulo dalis. Irgi uždėti tie patys nauji ratai. Kas būsit Klaipėdoje šeštadienį ir sekmadienį, tikrai pamatysit, nes važiuos ir stryte, ir semi-pro varžybose. Nežinau, ar girdėsit, nes mašinos labai baubia. Ačiū, ate. Tvarkomės, ruošiamės, puošiamės, renkamės šmutkės visas, krausimės 2 mašinas ant tralo, vieną varysim į garažą, susikrovę tralą ir susikrovę visas padangas ir ratus, važiuosim į Klaipėdą, kur bus pirmas etapas. Važiuosim stryte ir semi-pro. Tai va, grįžom į garažą, susikrovėm mašinos ant tralų. Mikras sukrautas dabar su ratais, padangom, detalėm, įrankiais. Kad ir ką pamiršau, visko sukrautas. Tuoj pasimsim tralą, atvažiuos kas vairuos tralą, kas vairuos busą. Sėdam ir susimatysim Klaipėdai. One day later. Šiandien yra gegužės 9 diena, atsiteleportavom į Klaipėdą. Jau yra beveik pusė 11 prasidės treniruotės. Dabar Lukui koreguoja sėdynę, nes reikia biškį pastumti atgal. Neįvertinom, kad Lukas užaugs per naktį. O šiaip mūsų kameristas į pilotą biškį neša. Jau filmuoji. Sveiki, esu Lukas, šio bolido vairuotojas. Šiandien turime pirmą Lietuvos drifto čempionato etapą. Dar visai neseniai, prieš 2 savaitės, į šito automobilio buvo tik tai tuščias kėbulas. Tai per 2 savaitės sugebėjom surinkti variklį, surinkti visą važiuoklę, suklijuoti visą bodį, kuris tikrai buvo sulaužytas po praeito sezono. Ir bandysim kažką įrodyti. Tai visų noriu paprašyti palaikymo, plojimų ir gražaus vaizdo. Susitiksim po važiavimo. Jau. Sveiki, tai aš esu Klaudijus.
Šiandien dalyvausim Lietuvos drifto čempionato pirmame etape. Važiuosim su žaliu E90, kurį surinkom praeitą savaitę realiai nuo kėbulo. Tai testuosim, bandysim, važiuosim, žiūrėsim, kas gausis. Na ką, praėjo pirma treniruočių sesija, po truputį šildomės, pratinamės prie mašinos. Sekėsi gana gerai, sakyčiau, klipus datempt galiu. Gale sesijos apturėjom keletą niuansų, bet jie buvo labai paprasti, ten kelios vakuumo šlangutės, ką pavyko labai greitai sutvarkyti. Liūdna, kad nespėjau į pirmą treniruočių sesiją dar bent vieno važiavimo testinio pasidaryti. Bet mašina šiuo metu yra važiuojanti, aš esu pasiruošęs, baimės jau nebeturiu ir laukiam antros treniruočių sesijos. Turėjom 2 sesijas treniruočių, mašina veikia idealiai, viskas liuks. Tiesiog manau, kad reiktų pasikeisti reduktorių ilgesnio perdavimo. Ne, sakau, mašina veikia idealiai, tik tais reiktų ilgesnio perdavimo, nes pagal trasą neužtenka redukcijos. O taip viskas, ledas važiuoja, reikia prisijaukinti. Ką praėjo antrą treniruočių sesiją. Jaučiuosi pasiruošęs kvalifikacijai. Antroji sesijoje tikrai buvo mažiau baimės, daugiau pasitikėjimo savim, daugiau į rezultato. Kolegos labai pyko ant manęs, kad neatsižymiu, tai aš išklausiau jų ir atsižymėjau. Įvyko lengvas atsižymėjimas, kas duoda dar daugiau pasitikėjimo savimi, jau žymiai geriau suprantu, kaip mašina valdosi. Ir tiek laukiam kvalifikacijos. Labai norėčiau kuo daugiau taškų surinkti. Labai tikiuosi, kad pavyks padaryti gražų važiavimą ir keliauti toliau į topus. Ačiū. Ir dabar 39 numeris, taip, Klaudijus Veretinskas yra pasiruošęs. 39, tokie skaičiai startinio numerio. Klaudijus važiuoja. Jau matosi, kad nelabai pavyko kabinti tų vietų, kurias ir reikėjo, dar pasitaisimai. Ir teisėjo verdiktas griežtas 0.
Numeris 77 yra pasiruošęs startuoti Lukas Rasimavičius. Laukia teisėjų leidimo. Lik Drift, Lietuvos inžinierijos kolegija. Ir jos atstovas. Neblogai. Klaida padaryta ir šita klaida nuneša į nulio zoną. Ir dabar numeris 39, Klaudijus Veretinskas. Pirmame važiavime surinkęs apvalų nulį, dabar bandys pasigerinti savo poziciją. Nemanau, kad jam pavyks tai padaryti. Jau dalis daro savo vis dėlto ir mūsų teisėjas Nerijus susiėmęs už galvos. Įtariu patį blogiausią variantą. 2-0. Lukas Rasimavičius, numeris 77. Irgi nulio savininkas pirmam važiavime, dabar yra pasiruošę savo antrajam kvalifikaciniui. Galim važiuoti. Važiuojam. Teisėjas važiuojam. Lukas vėl daro klaidas. Tačiau ar bus labai kritinės ar ne, tai matysim po važiavimo pakartojimo. Bus daugiau nei nulis. Matosi iš Manto veido, kuris atsispindi Nerijaus akise. 64 balai. Ką, pradedame pirmuosius porinius važiavimus. Starte yra Benas Jonutis ir Lukas Rasimavičius. Puikus Beno startas. Dailiai, puikiai ant linijos. Wow, tikrai gražus važiavimas, vertas plojimo. Keičiasi lydas. Lydas dabar važiuoja Lukas Rasimavičius. Čia į poziciją Benas Jonutis. Matau į startą atriedančią ir antrąją šiandienos porą. Tai yra Arūnas Fiodorovas ir Ignas Uselis. Oi, pasistatymą jau pametė bloką. Praslydo pro klipą. Kaip ir minėjo mano kolega Aurimas, Benas Jonutis, nors ir jaunas, bet visus rimtus dėdės, taip sakant, atkemšo. Ir šioje poroje laimėjo numeris 9. Aš stebėjau viską nuo ryto, kaip jūs važiavot ne techninė komisija, kaip praeidinėjot. Į vakarą, žinok, net labai nustebau, ant kiek patobulėjai per visą dieną ir tikrai žiauriai gerai varėjai. Girdėjau, kad tavo draugai ir kolegos rėkė, kad krikštas padarytas automobilį. Šikna spėjau dar buvo metalinė, ne? Ne. Nebe? Nes taip pat metė atrodė, kad metalas. Tai ką? Per storas špaklis. Supratau. Tai ką, lauksim tave sugrįžtant kitam etape ir palinkėsiu sėkmės. Ačiū, iki pasimatymo. Tik tai taip išmoksi ir tik tai taip būsi geriausias. Varom vėl į startą ir pažiūrėsime, kas vyksta. Pašventinom sedaną, praėjom kvalifikaciją. Lukas važiavo top 3-2 prieš Beną Jonutį. Čeisas buvo toks saunu, bet Lukui pirmos normalios varžybos, tai taimas, manau, parodys, kaip bus iš tikrųjų toliau.
Tada per lead runą galiausiai pašventinom kem 6, nulaužėm pusašį ir vėl biškį paniokojom body, bet šiaip nieko rimto, nieko baisaus. Išmušėm vieną lempą, užkabinom biškį vieną ratą. Tai dabar jau vežam padangas montuoti po truputį, nes rytoj Nedas važiuos semi-pro prie to pačio, kad ir sulaužėm pusašį, vis tiek reikia keisti reduktorių, tai tame nėra problemos, pakeisim reduktorių, įdėsim naują pusašį ir Nedas galės važiuoti. Tiek. Seniai nesimatėm, minėjau, kad susitiksime kvalifikaciją, bet susitinkame jau po visko. Dėl to, nes turėjome labai daug veiksmo, labai daug dirbti reikėjo, tiek man, tiek kameristui. Turbūt, kaip matosi, už manęs šiuo metu vyksta darbai, o darbai vyksta todėl, nes top 32 susitikau su pirmos vietos kvalifikacijos nugalėtoju, tai Benu, kuris tikrai yra profesionalus vairuotojas ir kaip man pirmą kartą sėdinčiam mašinoje šiais metais buvo tikrai labai sunku ir aš stengiausi kiek galėjau, tai teko keletą blokų pabučiuoti. Turime lūžusį pusašį, lūžusį reduktorių, linkusį ratą, truputį panešiotą body kitą mūsų. Bet šiuo metu vyksta darbai, mašina tuoj bus atstatyta, jinai važiuos rytoj toliau. Atliksime keletą pakabos modifikacijų, tai ką reiškia, kad padarysim mašiną iš stryto į semi-pro. Laukiam Klaipėdoj rytoj ir laukiam palaikymo. Iki rytojaus, ačiū. Šiandien gegužės 10 diena, jau beveik 10 valanda. Nedas ruošias važiuoti ir spėkit, kur važiuos, semi-pro. Mašiną paruošėm, pakeitėm reduktorių, sudėjom semislikus, persimontavom daugiau padangų. Pastikrinom visus varžtus, atsistatėm suvedimą iš pavakarykščio Luko krikšto. Parodysim gal dar galą, nežinau. Sėdynė, jaučiu dar sėdynę, gal Nedui reikia pareguliuoti. Ir viskas, būsim ready. Susimatysim trasoje ir gal po kokiu bajerį. Sveiki, mano vardas Nedas, šiandien atstovauju Lig Drift komandą. Esame Klaipėdoj, pirmame semi-pro lygos etape ir šiandien važiuosiu su kolegos Luko automobiliu. Vakar ištestavo, atlikom keletą modifikacijų ir šiandien bandysim važiuoti toliau. Deja, į šį etapą nespėjom paruošti mano automobilio, todėl tenka važiuoti su skolinimu. Kiek? Stop! Saugas suveikė. Viskas gerai, sugedo biškį. Bet pažiūrėk, kiek mechanikų užtato, kiek veiksmo. Tai ten ir taip jau matau įsisuko gerai. Lukas Kundratas surinko 75 balus savo pirmuoju važiavimu ir dabar pradeda važiavimą Nedas. Matome jo galinę dalį apgadintą berods vakar. Nežinau, nemačiau ar šiandien per treniruotės irgi neteko turėti kontakto.
Antras klipinas paimtas, gražiai suvažiuoja. Nepasakyčiau, kad mašina trailindama galėtų tai važiuoti. Ai, labai gražiai, labai. Varyk, svarbu nepaleisti, kaip brolis man sakė. Drifte svarbiausia nepaleisti gazą. Paskutinis klipinas paimtas puikiai. Neturiu teisės vertinti, bet manau, kad balai tikrai bus aukšti. Teisėjai jau dalinasi savo sprendimais ir turime 79 balus. Nedas Bielevičius starte. Nedas pirmuoju savo važiavimu su trailintu varikliu, kaip man sakė, surinko 79 balus. Kaip jam seksis dabar? Pirmas klipinas gražiai paimtas, antras taip pat. Lekiame link trečio, arti blokų. Ir kol kas viskas gražiai pasistabdo su rankiniu, arti blokų. Dabar svarbiausia yra nesuklysti ir pagerinti rezultatą savo pirmojo važiavimo. Nedai, labai gerai, labai. Ir Nedas antruoju savo važiavimu surinko 85 balus. Jis pasigerina savo rezultatą ir yra vienas iš geriausių, ne vienas iš geriausių, o prie geriausių. Ir Nedas antruoju savo... Užteks? Jo. Iš koliko pačios. Taip, dabar prie starto matome Nedą Bielevičių ir Mindaugą Naujalį. Nedas važiuoja pirmas ir iš pat pradžių labai arti chuligankė važiuoja, jos chuligankė važiuoja Mindaugas Naujalis. Oi, Mindaugas klysta, išsitiesina. Oi. Vėl turime labai didelį galios skirtumą ir matome, kas įvyksta. Mindaugas Naujalis važiuoja su chuliganu pirmas, o dabar Nedas Bielevičius bandys jam paskambinti į duris. Trasos teisėjas dar truputį pakoreguoja automobilių stovėjimo vietas ir nykščiai į viršų, laukime žalios švieselės ir pradedam. Mindaugas iš karto greitai pasiema startą, bet Nedas jam nepasiduoda, bando jį pasivyti. Oi. Truputį atsilieka Nedas. Mindaugas išsiplėšė į priekį ir manau teisėjams tikrai bus nelengva apsispręsti, kas šioje kovoje laimėjo ir keliaus į top 16. Kaip jautiesi? Gerai, po truputį. Ar žadi šiandien toli? Na, kaip spoteris duos. Supratau, spoterį turėti yra gerai. Tai Aurimai, kas laimėjo? Laimėjo Nedas Bielevičius. Paskutinis chuligankės pasirodymas šiandien. Gal galiu? Jo. Kvalifikacija sekėsi gerai, likau 4 vietoje. Top turm 2 pavyko laimėti. Šiek tiek turėjom nesklandumų,
Tačiau komandos dėka greitai jos ištaisėm ir dabar laukiam top 16, važiuosim toliau. Taigi, abudu vairuotojai yra starte. Na dabar hebrytė, žiūrėkit, kaip trailinami automobiliai turi važiuoti. Tai bus pirmasis automobilis, Nedas Bielevičius. Labai arti blokų praslysta automobilis. 2 trečios klasės BMW, tik tai skiriasi kartos ir Tram 6 labai nori paskambinti Kem 6 į duris. Gražiai Nedas susitvarko, gražiai važiuoja pirmas ir Lukas taip pat nuo jo neatsilieka. Labai gražus porinis važiavimas. Girdžiu, kaip teisėjai diskutuoja tarpusavį, kas šitam važiavime buvo geresnis, bet mes turime sulaukti dar antrojo važiavimo šitų dviejų pilotų. Lukas Kundrotas BMW E36 važiuos dabar pirmas, o jam iš paskos važiuos Nedas Bielevičius. Taigi, automobiliai startuoja, pasistatymas, Nedas iš karto labai arti Luko, labai graži pradžia šito porinio važiavimo. Oi, au, prie pat durų. Kaip gražiai spaudžia Nedas Luką. Jūs tik pasižiūrėkit, blokai, bet vairuotojai toliau tęsia kovą. Ai, dar ir su šonu paliečia Nedas savo oponentą Luką Kundrotą. Po paskutinio persimetimo, Lukai, kas tau nutiko? Nežinau, ar po smūgio, po ko, bet dėžė bėgį išmetė tiesiog. Praradai pavarą. Supratau. Tai dėžės problemas, dingo bėgis ant persimetimo į paskutinį posūkį. Taigi mes laukime teisėjų verdikto. Šitas dviejų pilotų porinis važiavimas, tiek vienas, tiek kitas buvo labai gražus ir aš manau, kad jisai yra tikrai vertas žiūrovo aplodismentų. Taigi, šioje kovoje laimėjo Nedas Bielevičius. Paplojam jam. Aš vis prisimenu, kai dar per pietus kalbinau Nedą, sakau, kaip sekasi. Visi man sakė, ai, bet jisai va tiesiog, ai, į top 8 nuvažiavo. Eina, kad troškia kitoj pusėj buvo. Čia! Čia iš dėžės! Turime sekančią porą starte. Tai yra Nedas Bielevičius ir Erikas Jurkus. Kova bus tikrai labai aštri. Žalia šviesa užsidegė ir pradedam. Jurkus iš karto lipa Nedui ant durų. Neduoda jam pabėgti. Labai arti. Šiek tiek Nedas liečia blokus, bet tai netrukdo jam toliau važiuoti tvarkingai. Erikas labai arti Nedo, labai arti, labai gražus važiavimas. Paplojam. Vairuotojai grįžta į startą, kad galėtų tęsti savo kovą. Dabar apsikeis vietomis ir dabar Erikas Jurkus važiuos pirmas, o jam iš paskos Nedas Bielevičius. Žalia šviesa užsidegė ir važiuojam. Nedas irgi iš karto lipa Erikui ant durų.
nepaleidžia jo, labai arti važiuoja. Wow, kaip remia Nedas Eriką. Labai gražus porinis važiavimas, ką jie išdarinėja. Labai gražus porinis važiavimas, aš manau, teisėjams bus nelengva apsispręsti, kas šioje poroje laimėjo. Ir taigi, šioje poroje nugalėjo Nedas Bielevičius. Jisai taip ir sukasi. Na ką, periname prie top 4 ir turime trasoje Nedas Bielevičius ir Paulius Danilevičius. Ką, žalia šviesa užsidegė ir važiuojam. Pirmasis važiuoja Nedas Bielevičius. Nedas man sakė, kad pasitrailina motoras, bet aš negaliu patikėti, kad jisai išėjo į top 4. Ir jam lipa į duris Paulius Danilevičius. Važiuojam. Nedas išsiplėšė į priekį. Ir pabaigiam gražiai šitą porinį važiavimą. Vairuotojai grįžta tęsti savo antrąjį važiavimą. Ir dabar važiuos pirmas Paulius Danilevičius, o jam iš paskos Nedas Bielevičius. Vairuotojai abudu yra starte. Pradedame. Na, manau, bus tikrai labai karšta. Važiuojam. Nedas iš karto ant pasistatymo lipa ant durų. Yra labai arti savo oponento Pauliaus. Nedas šiek tiek atsilieka, vėl prisiveja. Labai arti Nedas yra Pauliaus ir paskutinis posūkis. Labai gražiai suvažiuoja abudu pilotai. Laukime teisėjų verdiktų, manau tikrai bus nelengva apsispręsti, kas šioje poroje nugalėjo. O mes laukime, kol teisėjai nuspręs, kas yra iš jų geresnis. Teisėjai žiūri vaizdo įrašo pakartojimą, todėl kad, kaip ir sakiau, vairuotojai abudu labai gerai važiavo ir jiems dabar yra ganėtinai sudėtinga atrinkti, kuris iš jų buvo geresnis. Kol stovim, galim pakalbinti Nedą. Bet pagal tavo važiavimą, tai atrodo, kad tau labai gaunas. Ačiū kolegijai, ačiū komandai, ačiū spoteriui, ačiū visiems, kurie padeda ir tik jų dėka čia taip važiuoju. Taigi, mes turime šios kovos nugalėtoją ir tai yra Nedas Bielevičius. Komanda džiaugiasi ir ką, lekiam toliau. Ir pagrindinė šio vakaro kova yra tarp Nedo Bielevičiaus ir Jonus Venskauskas. Jie kovoja dėl pirmos, antros vietos. 2KM6 yra finale. Nedas startuoja pirmas ir Jonas varo paskui jį. Nedas šiek tiek išsiplėšė į priekį, bet Jonas jį pasivyja. O, kaip arti Jonas Nedo durų. Spaudžia Jonas Nedą. Labai gražiai. Jiems liko dar po vieną važiavimą. Vairuotojai grįžta į startą apsikeisti vietomis. Ir dabar Jonas Venskauskas važiuos pirmas, o Nedas Bielevičius jam iš paskos. Abudu vairuotojai yra pasiruošę. Taigi, startuojam ir Nedas iš karto lipa Jonui ant durų.
Man atrodo, Nedas nori šiandien išvažiuoti su pirmos vietos taurė namo. Jis spaudžia maksimumą iš savo Kem6. Jonas bando bėgti. Pažiūrėkit, kaip Nedas yra arti Jono. Labai gražiai Nedas tvarkosi. Ir taka reklamą. Taigi, mes žinome, kas nugalėjo ir ką. Nešame, tiksliau, važiuojame įteikinėti vairuotojams taurės, kurios yra išskirtinai pagamintos šiam renginiui. Visus kviečiu stebėti apdovanojimus. Nugalėtojas jau kaip ir aiškus, Paulius Danilevičius. Kviečiame jį. Paplojam, garsiau. Išskirtinė taurė specialiai gaminta šitam etapui. Taip pat gauni 50 eurų dovanų kuponą iš Autodinos. Na, o dabar vakaro kova. Antros vietos nugalėtojas yra Jonas Venskauskas. Paplojam! Na, Nedai, pameni, kai dar per pietus man sakei, kad pas tave trailina motoras, tu mane apgavai, tu paimi pirmą vietą. Aš matau, kad tu pats negali patikėti, komandos draugai čiumpam draugą ir nešam ant podiumo. Paplojam! Taip pat pamiršau paminėti, kad antros vietos nugalėtojas gauna 100 eurų dovanų kuponą iš Autodinos, o pirmos vietos nugalėtojas gauna 150 eurų dovanų kuponą iš Autodinos. Aš norėčiau dar tave pakalbinti, aš manau, kad tu turi tikrai ką pasakyti savo draugams, mokslo draugams, teisingai? Ačiū labai komandai, ačiū dėstytojams, ačiū labai kolegijai, kad leidžia man čia dalyvauti ir ačiū visi, kurie palaikėte. Tu matyt esi vienintelis, kuris per mokslus atėjo į driftą ir užlipo ant podiumo, paėmė pirmą vietą. Na ką, o dabar pasilaistom. Ką, ačiū visiems atvykusiems, ačiū dalyviams, ačiū partneriams. Ir ką, susitinkame antrame drifto čempionate. Gerai. Tai paskutinį kartą matėmės turbūt po top 32 kovos ir tada pasikūrė varžybos, vyko važiavimai vienas po kito. Kovos buvo įtemptos ir stiprios, sedanas truputėlį gavo randų ir pabrozdinimų, kurie jį padaro tik tai dailesnį. Ir ačiū komandai, ačiū kolegijai, ačiū visiems, kurie palaiko. Ir be kolegijos čia turbūt nebūtų mūsų. Tai ačiū didžiausias kolegijai. Šiandien dieną užbaigiam šitą. Ką, labas vakaras. Turime nuostabų saulėlydį, turim nuostabią taurę, turim nuostabų čempioną, kuris įrodė, kad šita mašina buvo tobulai surinkta, tobulai valdosi, galios per akis turim. Ir jis įrodė, kad su šita mašina galim važiuoti, kas reiškia, kad problema yra manyje, kad turiu labai daug treniruotis ir parodyti
tą patį, ką parodė mūsų čempionas. Automobilis nukentėjo daug, matė daug, problemų buvo nemažai, turėjom visokių niuansų, bet galų gale turim labai nuostabų vakarą, turėjom labai nuostabų savaitgalį. Labai norėčiau padėkoti Lietuvos inžinerijos kolegijoj, kurioj studijuojame visi, kurios yra ši komanda Likdrift. Ir tiek, ačiū visiems, o mes ką, važiuojam šauti šampaną ir ilsėtis. Šį savaitgalį turėjome Lietuvos drifto čempionato pirmąją etapą Klaipėdoje, dalyvavome su Luku streeto etape. Ledas dalyvavo semi-pro, kaip galite matyti, turim pirmą vietą. Labai norėtume padėkoti komandai, ypatingai kolegijai, už galimybę dalyvauti šiuose varžybose. Ir didelis ačiū visai komandai, kad dirba, padeda ir veža mus kartu.